A tai tu čia išdraskiai mūsų šiukšlių maišą, ką? Gražuolė. O ką tu čia darei? Ką tu čia darei naktį? O kas čia atėjo pavalgyti? O nori pavalgyti? A turi ką nors duoti? Ką? Tušonkos gabaliuką. Atsisėdo ir laukia. Dabar jau viskas nebeatstos. A tau labas rytas, Dariau? Labas rytas visiems. Palauk, tuoj vienas dalykas. Vieną sekundę lukter. Una diminiačia. Čia kas yra? Čia rumuniškai labas rytas. Turim asmens sargybinį. Pusryčiaujam ir skaičiuoja visus mūsų kąsnius. Skaičiuoja visus mūsų kąsnius. Skaičiuoja mūsų visus kąsnius. A tu nicht verstehen, nelabai supranti, ne? Tu nemoki rumuniškai šunų kalbą. Moku. Hanebei zakalama nižrodžiai. Ulibu žiži, rohala. Harabalalada. Šunų kalba rumunų. Nu, mes čia apsistoję tokiam večikės superinė. Tiesiai prie upelio. Apačioje upelis teka. Akmenuotas visas. Ten toliau restoranėlis yra viduj. Matosi. Judam po 18, pailsėję pavalgėm, nuotaikos puikios, šiandien planuose 1, 2, 3 vienuolyną pažiūrėti, labai spalvingi, gražus, matysim, o kaip matysim, taip ir jums perteiksim. Kesekti, bet kad per kažkokį žvyrakelį, daubės tuokis, tipo jo, važiuok čia. Ne, galvojam, kažkas ne to. Gerai, kad pabudėjau. Blemba, sakom, iš pat ryto labas rytas, įtaukęs daubės, įved mūsų džiaugsimyti. Ne, o dabar viskas normaliai. Kaip gražu, kaip gražu, kaip gražu. 500 kilometrų nuvažiuota. Nėra dujų, nėra ir nėra kolonėlių. Bus. Koks dangus, sau. Ar čia yra? Nu, nėra. Ką? Nėra čia dujų. Važiuojam. Čia. Į kelią nebežiūriu, nieko nebefilmuoju, susinervinau. Nervas ima, kad neina prie Svetbanko prisijungti. Nesuprantu, kodėl. O pinigai padalinta per 2 piniginės, o kiek to einamoji piniginė. O čia taip apsisaugau taip, kad ir nuo savęs gali likti blecha mucha be pinigų. Nežinau, ką reikės daryti, žiūrėsim. O važiuojam keliais, tai... Aš labai norėčiau papildyti, nesikeikime ir nesakykime blecha mucha, o sakykime saktis ir musė. Gerai, saktis ir musė. Nežinau, kaip atrasti dabar prisijungimą. Neina. O vyro piniginė pilna. Lysim. Tek šis iki vyro piniginė tušti. Visas Kalaverskiai fondai. Kavaleriaus visas fondas. Visus ištuštinsim dabar tavo. O gal aš čia tai specialiai sakau, kad neina prisijungti. Net aš ir galvoju, Facebooką įlindusi, sakau, ką darai. Ai, prie Svetbanko bandau, neina prisijungti. Ama žiūrėk, kokie čia vaizdai. Važiuojam žiūrėti toliau. Ir Karpatų kalnai. Nemažai į Gaga transporto, kaip be buvę. Rumunai labai mėgsta arkliukus. Jie romų tautybės, čigoniukai. Tokia Jolantelė prie vienuolyno ieško suvenyrų.
dabar seną vienuolyną, apžiūrėsim visą komplektą. Lipsma laiptais. Pas mus kaip tik kelionė, taip laiptai virš. Tau laiptai nebaugus? Ai. Kaip rašau, kad įdomiausia, kad tas kompleksas nėra labai senas, tai 20 amžiaus pradžios statymo jisai. Labai įdomu, kaip pasižiūrėti. Labai muziejų. 5 lėjos. Einam. Ką? 1561 metų. Ir mes su savo tobulu suktuku, kur tavo rankytė. Nu, graži vieta, labai graži vieta. Visi tik fotkijasi, ruselis. Fotkijasi, tu fotkijasi. O tau fainai patiko tau? Like. Tik like? Va, paliekam vienuolyną ir vėl tas nuva. Nu, kiek galima kaip iš jo atprasti, aš nesuprantu. Bilietų nėra, nemokamai galima eiti, lankstytis ir žegnuotis. Man kažkaip su mano vikingiškais šakinim kažkaip, gražu, aš tik tai žiūrėjau kaip... Kaip ir į architektūrą iš tikrųjų. Aleliuja. Nu, uselė. Kauselė. Nu, kauselė. Kauselė. Kas toliau pas mus? Nu, dar vienas vienuolynas, vienuolynų kompleksas. O, kaip gerai, man patinka vienuolynai. Man labai patinka vienuolynai. Aš nuo pat vaikystės svajojau pamatyti vien vienuolynus. O gal nori eiti valgyti vietoj vienuolynų? Taip, noriu. Einam valgyti. Atrodo, smalsumas nugalėjo. Reikia eiti pavalgyti, žiūrėti. Bent jau pakaštavoti tikrai reikia. Pirksi? Taip. Nesuselis nori, aš tai nenoriu. Nevažiuosim į vienuolyną. Du. O tu 2 imsi, suvalgysi 2? Aš tavo suvalgiau. Nusipirkom kažką skanaus. Vienuolynai kol kas Man atrodo... Vienuolynai lieka iš kitos pusės. Galima šabudu. Einam, mašiną greitai valgysim. Negalėjau filmuoti, kadangi mano mylima žmona ką tik pasakė tokius kelius necenzūrinius žodžius kaip skanu. Tai dabar be cenzūrinių žodžių sakykim, o saktis kaip skanu. Čia šiaip iš tikrųjų neaišku, kas čia toks yra, jų vietinis. Aš žinau, kas čia yra. Čia yra rumuniškai šnekant blinėjeskų. Čia su sūriu jisai yra. O, saktis. O, tu Saktis kaip skanu. Realis nikoks. Nu, mums dabar iki kito vienuolyno 3 valandas. O važiuoti kiek kilometrų? 190 kilometrų 3 valandas. Gal baigsis lietus, kada jisai liausis? Žiūrėjai. Nežiūrėjau. Tokie kaimaliai. Ir visur ant 50. Nu, į kur tu greičiau gali nuvažiuoti?
Kad praktiškai ant pusės, nepilni 200 km, 3 valandas. O tu saktis, paklausti, ar mes dujų radom, o mes dujų neradom. Rodo, kad turi būti, bet jų nėra kolonėliai. Nėra. Džiaugsmytis važiuoja ant benzo ir viskas jam skanu ir gerai. Niekaip, kas ir katė musikuoja. Kvapą, į save kvapą. Kur jį merkti? Tik tai nemerk niekur, laikyk rankose. Nuriedėjusi mašina. Mes va iš tolo pasižiūrim tą vienuolyną ir mums užtenka. Gal greitis kokia buvo ar kažkas tai. Eik tu sau. Miesteliuke yra vienuolynų kompleksas. Labai jų daug pilna. Nu, bet tie raštuoti nameliai, nu, jie tau kaip gražu. Kokie faini tie tokie kaimukai, nameliukai, jie tau gyveni ir mėgaujasi vaizdais. Sakom, vaizdai šiaip labai panašu į Šveicariją, kai važinėjomės. Matai, Šveicarija gal daugiau tų kalnų tokių snieguotų. Bet ne Karpatai, čia yra Karpatai. Taip nejaukiai biški, taip rasi prisistatę. Vienas, eik tu sau. Jėzus Maryte, radom dujų, Džiaugsmytį radom. Upė Moldova. Atvykote. Pagaliau pasiektas jūsų niekingasis tikslas. Varom jau, ne? Kaip 3D padaryti. Einam į Voronet pilį. Sakau pilį. Į Voronet vienuolyną. Nu, kokia yra įdomi istorija. Esmė tokia, kad Voronet vienuolyną pastatė tuometinis 1488 metais tos šalies valdytojas ir jisai pažadėjo, jeigu nugalės mūšį, tai pastatys vienuolyną. Taip ir padarė. O esmė tokia, čia tie dažai, tas mėlis yra 500 metų. Čia yra viskas originaliai
Ir lyg šiol yra neaiški jų sudėtis, iš ko buvo daromi tie dažai. Nes kad išsilaikyti 500 metų vaikyti, tai čia yra reikalų. Sunku šiaip suvokti iš tikrųjų, kaip 1488 metų statinys ir dar visa tai dažyta yra išlikę iki šių dienų. Ir kaip prašau, restauracijos nėra daryta. O tas valdytojas dar pasižiūrėjau, buvo primiršęs Stefan Grit. Nu, kai pagalvoji, jetau, virš 500 metų išsilaikė dažai ir dar matosi. Einam biški maistelio, geriamo maistelio. Tu kurmi, kokiu keliuku važiuojam į kempingiuką. Pasukite dešinėn. Ai, negalim pravažiuoti, karvės eina. Padarom reklamą, apsistojom. Šiaip visai puikiai vieta. Viskas yra ir virtuvė yra. Vanduo yra, tualetai maudymaisi ko puikiausi. Elektra prie pačio mašiniuko. O vaizdelis štai koks. Kas čia daro vakarienę? Skubam vakarienę gamintis. Ruošiam palapinę. Baigė vakarienę. Papurtik bulvikės. Kas susijaukėm. Viskas vienoj krūvoj. Šiuką dar. Ant viršaus ar šonų? Nesvarbu. Alkanas esi. Kaip žvėris. Kaip meška, kaip grizilis. Tokia sriuba, čainikė verda. Bet toks geras puodas, blemba, galėtų to nebūti. Tai padalini per pusę, nu, gulia. Padalink. Verda. Vakarienė. Salatytės padaryk. Padarė. Man tai labai skanu. Tau skanu? Pagaliau atėjo vakarienės metas. Bulvytės garuoja. Vaizdai kerintis. Ežeriukas didelis. Didelis, labai didelis. Pavadinimą neatsimenu. Pamiršau ir aš pavadinimą, labai keistas pavadinimas. Vienu žodžiu, kažkur Rumunijoje. Diena vėl intensyvi, greitis visur 50. Jam tai logiška, jeigu 200 km važiuoji 4 valandas. Į kalnus va taip, zigzagais, po to leidėsi zigzagais. Bet šiaip įdomi labai, kaip pasakyti, šiandien vienuolynų diena daugiau tokia. Ir gražių vaizdų, tiesiog važiavimas, stebėjimas, nuo taško A iki taško B, 200 km važiuoja beveik 4 valandas. Norim padėkoti, kad žiūrite, kad komentuojate, aktyviai komentuojate, mes džiaugiamės, nes mums faina, o jeigu jums faina, tai irgi labai faina. Bulvių su guliašu, ne? O nori mano, aš galvoju, kad tu nenorėsi. Ate, iki rytojos, kodėl nerodai ate? Ate.